Jis jau buvo nugalėjęs Floydo Mayweatherio dėdę dėl pasaulio čempiono titulo ir buvo vienas labiausiai bijomų boksininkų bokso pasaulyje. Būtent bokso. Daugelis manė, kad jis tuoj pat atneš Julijui Cezariui Čavesui pirmąjį pralaimėjimą jo karjeroje. Tačiau vietoj to įvyko tai, kas tapo viena sunkiausių Čaveso karjeros naktų ir vienos ilgiausių pergalių serijų bokso istorijoje pradžia. Kamdono Rokis Lockridge'as nebuvo eilinis pretendentas. Jis buvo dukart pasaulio čempionas, turėjęs reputaciją, dėl kurios buvo vienas pavojingiausių savo svorio kategorijoje. Jis buvo laimėjęs WBA superplunksninio svorio čempiono titulą, nokautavęs Rogerį Mayweatherį, Floydo Mayweatherio jaunesniojo dėdę, turėdamas įspūdingą 32 pergalių be pralaimėjimų rekordą. Ši kova buvo tik 12 raundų, vietoje įprastų 15. Lockridge'o komanda tikėjo, kad būtent tai ir buvo pranašumas, kurio jiems reikėjo. Julijas Cesaris Čavesas į šią kovą atėjo su nepriekaištingu 53 pergalių ir 0 pralaimėjimų rekordu, iš kurių 44 buvo nokautai. Pasaulio WBC superplunksninio svorio čempionas. Mes per daug judinome liemenį ir dabar matome jį laisvesnį. Už Meksikos ribų Čavesas atrodė kaip dar vienas regioninis čempionas. Lockridge'as buvo žinomesnis vardas, dvikart čempionas, žmogus, kuris buvo nokautavęs Mayweatherį. Čavesas dar tik kūrė savo legendą. 1986 metai rugpjūčio 3 dieną Monte Carle Čavesas buvo pasiruošęs sužinoti, kaip sunku bus užsitarnauti tą legendą. Nuo pirmojo varpo dūžio Lockridge'as puolė į ataką, derindamas stiprius smūgius su lengvesniais, o Čavesas suko ratus aplink varžovą, skaičiavo ir jį stebėjo. Pirmojo raundo pabaigoje Čavesas pradėjo prisitaikyti. Jis pajuto Lockridge'o jėgą, įvertino atstumą ir pradėjo atsakyti savo stipresniais smūgiais. Ne. Tačiau Čavesas toliau žengė į priekį. Antrame ir trečiame raunduose abu boksininkai atidavė visas jėgas, apsikeitė stipriais smūgiais, kurie galėjo užbaigti kovą. Jie atlaikė juos ir tęsė kovą.
Ketvirtame raunde kova Čavesui tapo dar sunkesnė. Jis susižeidė dešinės rankos krumplį, kai smūgiavo Lokridžo galvai, todėl neteko vieno iš svarbiausių savo ginklų. Viduriniuose raunduose Čavesas pataikydavo švaresnius smūgius. Lokridžas vis dar buvo pavojingas, vis dar atsakydavo, tačiau dabar jam teko priimti vis daugiau smūgių. Aštuntas ir devintas raundant vyko pagal tą patį scenarijų. Čavesas toliau atliko tikslius kontratakos smūgius ir juos derino su smūgiais iš apačios, o Lokridžas aštuntame raunde atliko gerą kombinaciją, tačiau negalėjo jos išlaikyti, nes jo ištvermė pradėjo silpti. Dešimtajame raunde skirtumas buvo akivaizdus. Vienas boksininkas atrodė gaivus ir greitas, o kitas buvo ties savo jėgų riba, o smūgiai iš apačios toliau smogė su žiauriu reguliarumu. Vienuoliktajame raunde Lokridžas sukaupė paskutinės jėgas ir atidavė viską, kas jam buvo likę, tačiau niekas iš to nepaveikė Čaveso.
12 raundas. Lokridžas žinojo, kad negali laimėti taškais, todėl ėjo va-bank, pataikydamas keletą stipriausių smūgių tą vakarą. Tačiau Čavesas atlaikė kiekvieną iš jų, ramus ir susikaupęs iki pat paskutinio gongo. Sprendimas atiteko teisėjams. Daugumos sprendimas. Čiulicho Cesaris Čavesas. Jo rekordas tapo 54-0. Rokis Lokridžas visada tikėjo, kad tą naktį padarė pakankamai, kad laimėtų. Jis ją įvardijo kaip sunkiausią kovą savo karjeroje ir taip pat tą, kuri jam atnešė daugiausiai pinigų. Čavesui ši kova buvo tik pradžia. Po kovos su Lokridžiu, Čavesas surinko 37 kovų seriją be pralaimėjimų, sukūręs vieną įspūdingiausių nepralaimėtų serijų, kokias yra matęs šis sportas. Sunkiausia vyro naktis tapo legendos gimimo tramplinu.